Na, va, gerai, įsitaisykit patogiai, kad būtų. Manau, šiandieną mažiau kalbėsiu, iškart daugiau skaitą sakau, mažiau kalbėsiu, daugiau eisime į meditaciją. Šiandien toks iš tikro ryte jaučiasi tam tikras jaudulys. Aišku, kiekvieną kartą, kada yra susitikimas, pamoka, nepaisant to, kiek daug tektų kalbėti ar tu vesti tų susitikimų, visada yra tam tikras jauduliukas, dėl to, kad energijos aukštėja. Matyt, ir kūnas jaučia visaip, nes kas kart nesvarbu, kad ir kokią temą kalbėčiau, ar tai būtų labai gerai žinoma tema, vis tiek kiekviena grupė įneša savitumą. Aha, Ramutė dar jungiasi. Įneša savitumą ir tokio kitoniškumo, kas kartą dėl to ir yra jaučiamas tam tikras jauduliukas. Todėl jeigu ir jūs jaučiate prieš pamoką, prieš susitikimą, prieš meditaciją, tam tikrą tarsi kaip ir nerimą, nors tai nepavadinsi galbūt nerimų įtampą, tai yra labai normalu. Tai iš tikro visų pirma, kada kūrėjas mokytojai prisiliečia prie žmogaus, nepaisant to, kad kiekvienas žmogus yra kūrėjo dalis, nepaisant to tikrojo ryšio, mes iš tikro jį pamirštame, apribojam save nuo to ryšio. Bet pirminis pats santykis su kūrėju dažniausiai būna tai toks, kad kūrėjas mus veda, kūrėjas mus globoja, veda, palaiko, saugo, ieško įvairiausių tam tikrų variantų, kaip padėti žmogui. Tai yra tokio palaikymo globos pozicija mūsų atžvilgiu. Kada kūrėjas pakviečia į bendrą kūrybą, tas santykis pradeda keistis ir iš tokios pagalbos, tarsi globojimo, kūrėjas perina su jumis kiekvienu į tam tikrą lygiavertišką kūrybą. Tai reiškia, jeigu anksčiau galbūt kūrėją mes suvokiam kaip kažkokią nepasiekiamą jėgą, kuris mus saugo, tai šiandieną jis nori, kad jūs kiekvienas asmeniškai užsifiksuotumėte tą santykį kaip su draugu, kaip su kolega, kad jūs galite pasitarti, galite pasidiskutuoti tam tikrais gyvenimo klausimais. Ir nebėra taip, kad kūrėjas, kaip sakant, siektų visada saugoti ir palaikyti. Aišku, jis visada saugos ir globos žmogų, čia ne apie tai. Bet čia yra tokia, kad kiekvienas žmogus gauna didesnį dalį atsakomybės už savo gyvenimo kūrybą. Vadinasi, jeigu, pavyzdžiui, man asmeniškai, kada aš pradėjau bendrauti su subtiliuoju pasauliu, aš labai daug gavau idėjų, tikslių, aiškių, daryk taip, bus taip gerai ir panašiai. Tai atėjo akimirkai, kada tas tam tikras, kada tave veda, perėjo į bendrą kūrybą, tai nebėra to tokio labai aiškaus, kad tu daryk tą. Jie tarsi klausia, o ką tu nori daryti, o ką tu nori kurti, kaip tu matai tą situaciją. Toks gaunasi impulsas. Todėl ir kūrėjas šiandieną primindamas apie tai, kad esate kiekvienas pakviestas į visatinę kūrybą, į didžiulę kūrybą, neša tą žinutę tam, kad jūs pajaustumėt kurie kaip tą kolegą, kada jūs galite pasitarti. Tai nereiškia, kad viską atsakys, ką jūs turite daryti, nes jūs jau patys po truputėlį turite apmąstyti savo sprendimus, savo poelgius, savo tam tikras gyvenimo kryptis, elgseną ir ieškoti tų sprendimų, koks geriausias sprendimas jums būtų šiandieną. Ir tarkime, kad aš svarstau, tarkim, kad ir mes vakar, tarkim, šeimoj, turėjom tam tikrą įvykį, situaciją, kada tam emocijos tiesiog sukilo ar ne. Mes atsisėdę kalbėjom, o kaip norėtumėm, kad būtų. Kokia reakcija iš mūsų šeimoje, tarkim, turėtų būti. Ir kada mes apsidiskutavom, tada man kilo klausimas, o kaip kūrėjas norėtų, kad būtų. Tai yra tam tikras dar, aš padariau tarsi savo apmąstymą, mes šeimoje padarėm savo apmąstymą, sprendimą tam tikrą, kaip mes matom toj situacijai. Ir tada jau klausim, o ką kūrėjas mano apie tą situaciją. Ir kai kada iš tikrųjų jis gali nieko nesakyti, nes galimai yra arba gera idėja, jis pritarė tą idėją, taip ir turi būti, arba jis situacijos eigoje dar panorės pakeisti ir parodyti tam tikrą kitokį matymą tos situacijos. Ir taip kas kart aš, kad ir ką darydama,
išreiškiu savo mintį, tarkim, aš apie tai manau taip ir taip, o ką tu manai kūrėjau apie tai. Ir tai yra tarsi leidimas savo pamastyti dar kitų kampų, leidimas savo pasiklausti, ar yra ta idėja palaikoma, nepalaikoma. Ir iš tikrųjų tai nėra, kad tau labai kartais aiškiai pasako, būna tas pojūtis, tokios ramybės, tvirtumo, palaikymo, net tokios, gal net ta tokia ramybė, kada net nevyksta tarsi atsakymas kažkoks, tai irgi žinok, kad daryk žingsnį link to sprendimo, reiškia, padarytas sprendimas yra teisingas, nebent kada tu jau darysi tam tikrą sprendimą, elgseną, tau tą akimirką parodys dar kitą tą poziciją. Ir kada yra ta bendra kūryba, tai jau pozicija keičiasi ir iš to, kaip sakiau, palaikymo, kada viską pasako, nebėra taip, kaip dar tą viską pasako, nėra taip, kad taip kažkas balsas tau ateina, nusileidžia ir pasako, ne, tu intuityviai jauti, link kur turi tik vesti, tu turi stebėti save ir pasikliauti tą savo nuojautą. Bet, kaip aš sakau, kada yra jau ta bendra kūryba, jau tu turi mąstyti, jau tu turi kelti klausimus, užduoti, kaip išspręsti. Ir dažniausiai šitoj vietoje aš pati savo patirtį klystu tame, kad, tarkime, klausimą formuoju iš tam tikros žemesnės pozicijos. Tarkim, ką aš blogai darau, kuriais gal nemato, ką tu blogai darai. Vėlgi, reiškia, neteisingas klausimas. Arba reikia konkrečiau klausti. Tarkim, kaip aš šitoj situacijoje turėčiau pasielgti kitaip. Kaip aš turėčiau kitaip mąstyti. Kokios manyje turėtų vyrauti mintis. Nes jeigu aš galvoju, kad nuolat aš kažką blogai darau, aš esu kažkoks negeras, klystantis nuolat, tas toks, žinot, mažesnis, kuris nieko nemoka ir taip toliau. Ne, iš tikrųjų mes kiekvienas esam kosminis sąmonės. Galbūt man kaip žmogui dar trūksta žinių, įgūdžių, bet įsiklausęs aš galiu to pakeisti. Bet jeigu aš matysiu save tame suspaustoj pozicijoje, mažoj pozicijoje, vadinasi, kūrėjas irgi man negalės paduoti teisingo atsakymo, nes jis galbūt net nemato manęs tokio. Turiu omeny, kada yra bendrystė, yra lygiavertiškumas. Tu ir kūrėjas tarsi atsistojate šalia vienas kito, kartu, kaip draugai. Vadinasi, tu išaugi iš savo kažkokio galbūt negalėjimo kažko padaryti į sprendimo priėmimą, kaip tą padaryti, į ieškojimą atsakymų. Taip, tada kūrėjas lygiavertiškai gali mums paduoti atsakymus į mums klausimus. Ir kaip sakiau, tą tokį matymą iš problemos pereiti į sprendimą. Iš ieškojimo kaltų, kad ir savęs kaltinimo, gailesčio savęs ieškoti į tai, ką aš su tuo turiu daryti. Tarsi įgalinti save veikti, ieškoti atsakymų, ieškoti sprendimų. Ir taip pat yra tas toks atsakomybės prisiėmimas už tą situaciją. Nes iš tikrųjų nei viena situacija mes nepatiriam šiaip savo. Mes į ją įeiname sąmoningai arba nesąmoningai, bet iš tikrųjų mus atveda, įveda mūsų minčių lygmuo, galbūt dar kažkokios situacijos ir panašiai tam, kad kažką patirtumėm ir suvoktumėm. Todėl reikia keisti labai požiūrį ir savo gyvenimą, kad tai nėra tik problema, kurią reikia išspręsti, kad tai yra kūrybinė erdvė, kurioje aš galiu jaustis kitaip, gyventi kitaip, mąstyti kitaip ir save suvokti kitaip. Todėl ir pakviesiu jūsų meditaciją tam, kad pasižiūrėti, manau, kad subtilus pasaulis paduos jėgos į tas dalelytes, kurios trukdo įeiti į tą bendrą kūrybą, ne tik kad į bendrystę, bet į bendrą kūrybą. Dažniausiai tai aišku yra tam tikras mūsų pačių suvokimas. Turime atsiminti, kad aplinką mes suvokiam taip, kaip suvokiam save. Tad čia tas toks esminis yra, jeigu aš jaučiuosi vidiniai būsenai prastai, aš ieškosiu palaikymo, gailesčio, globos, galbūt pagalbos ar ne. Ir panašiai, jeigu aš jaučiuosi gerai, tada atrodo visas pasaulis prašviesėja. Bet iš tikrųjų čia reikia būti atviru su savim ir suprasti, kad net ir toj blogoj situacijoje veikia mano vidinė būsena. Ir aš tiesiog sprendžiu apie savo gyvenimą iš savo vidinės būsenos. Todėl reikia labai tokį turėti kritinį mąstymą
ir stebėti, ar iš tikro tas gyvenimas yra toks blogas, kaip tu šiandieną jautiesi. Ir neleiskit savo taip suabsoliutinti, na aš pati dažnai tai būna, pavyzdžiui, kokia pamoka, kažkas nesigauna, o tai jau viskas, jau viskas blogai. Iš tikrųjų tai nėra taip, taip negali būti, mes negebam iš tikrųjų vertinti taip kritiškai visą savo gyvenimą pagal faktą, todėl tą akimirką susistabdykite. Nes taip mes ir bendraujam su subtiliuoju pasauliu. Kada aš jaučiuosi gerai, aš bendrauju su subtiliuoju pasauliu. Kada man liūdna, man prašom padėkit. Na ne, sakys, kada yra bendragrybė, sakys, tau liūdna, tai tu ir išeik to iš to. Tau yra kažkaip negera, pabandyk ieškoti sprendimo, kaip savo padėti. Ir kada savo padėti, tada ta bendra kūryba pradeda veikti. Na, žodžiu, tas toksai, kad tas ryšys su kūrėju, ta bendra kūryba su kūrėju būtų tame tyrume, kad mūsų būsenos emocijos neįtakotų tos bendrystės, o gebėtumėm iš tikro įsiklausyti, ką nori mums perduoti kūrėjas. Mums yra labai svarbu gebėti atsitapatinti nuo to būseno, emocijų, minčių, net aplinkos įtakų kai kada, nes irgi tai nėra kartais faktas. Taigi gerai, tada atsipalaiduokit. Bandysim susitelkti, pasižiūrėti. Kada vyksta pokyčiai, mūsų suvokimas apie save labai stipriai kinta. Labai stipriai kinta. Kartais ateiname tą akimirką, kada mes galim iš esmės pasimesti ir nebesuvokti, tai kas aš esu, ką aš čia veikiu, kodėl aš esu čia. Ir panašiai tokie labai stiprus egzistenciniai klausimai pradeda rūpėti. Na, tarsi tos įvykiai jau nebėra labai svarbus, bet tokie tampa vidiniai klausimai labai svarbus. Ypatingai tame kintamume, kada susiaktyvina tam tikras jūsų naujumas, jūsų naujos savybės. Ir tada, sako, svarbiausia reikia nurimti ir suprasti, kad tu pasikeitei. O ta būsena jau reiškia, kad tu pasikeitei. Vadinasi, reikia laiko, kol susivoksi, kol įsipatoginsi savo naujoje pozicijoje, savo naujame gyvenime, nepaisant to, kad materija, baldai, tarkim, namai ar ne, ar dar kažkas santykiai, na, ta prasme, žmonės, kurie yra šalia jūsų, fiziškai nepasikeitė. Nes kinta vidus, pirma. Atsipalaiduokim. Tokia pasidavė jėga, srauto jėga, tarsi tokia sukamoji jėga, kuri visų pirma padeda atlaisvinti išorinės įtakas. Išorinės įtakas tai yra tam tikrus lūkesčius jūsų atžvilgiu. Iš kitų į jūs, tarsi kartais pati erdvė, net kai kada sukuria tokias sąlygas, reikalavimo sąlygas. Na, tai būna tam tikros mūsų situacijos, prisiminimai, atsiminimai ir jos kai kada lieka gyvos mumise, tai ir jos daro įtaką. Tai dabar jėga yra paduodama tarsi aplink jūs esančiai erdvei, kad jis suteiktų šiek tiek pločio, dydžio, laisvumo, lengvumo. Kai kada mes pakliūnam į kolektyvinės sąmonės srautus ir jėgą, modelį, sistemą ir iš to labai sudėtinga yra išeiti pačiam, vienam. Gali neužtekti vidinės jėgos, todėl pirma, ką reikia daryti, tai susivokti, kur esi, kur įkliuvai, tarsi, žinai, toks, kas užspaudė tave toje erdvėje. O susivokus iš karto pasiduoda jėga, atlaisvėjimas, nes, kaip sako, kada suvoki, tada jau įvyksta pokytis, jau viskas atpažinai, užfiksavai, jau momentaliai jėga pasiduoda pokyčiui. Todėl drąsiai skatinu mąstyti, nebijoti, kažkodėl jaučiasi tam tikra mąstymo baimė. Aišku, mąstymas, žinojimas, jis sukelia atsakomybę veikti.
vėlgi tu nebegali sau leisti elgtis kitaip, kada tu suvoki, tu atpažinai aiškiai, tarkim, tam tikrą savo būseną, tam tikrą reakciją, kurios tu nebenori. Ir kai kada mūsų protai nori to išvengti, kad nekelti kažkokio nepatogumo savo, nekelti gal aplinkai nepatogumo. Ir gal apie tai neverta mąstyti, nes kažkaip čia gal tiesiog taip gavosi. Ne, iš tikrųjų, nereikia užsisukti tose kasdienybės mintise ar kaltinimo mintise, bet pasižiūrėti tarsi iš to kritinio mąstymo į save, kaip aš mąstau, ką aš jaučiu, su meilė savo, ne su kaltinimu kažkokiu, bet su tokiu racionaliu požiūriu, subjektyviu požiūriu į save, kur aš esu čia ir dabar akimirkai. Ir žinoma, apsispręsti, ar aš noriu tame būti dar. Labai gražiai visumos erdvę tai praskeria. Net dabar visumos tokia erdvė, suprantu, tarsi tam tikras matricos tinklas prasiplėstų. Praplečia jūsų sąmonės kanalus, nes atrodo dabar tiek praplėtė, kad šiek tiek nebesuprantu, kuris esate. Nematau kaip vieno, o kaip tokia kaip visuma, kaip kolektyvinė sąmonė, tarkim šios grupės tokia kolektyvinė sąmonė, jie labai plinta. Suprantu, kad kūrėjas, atvesdamas jūs į bendrą kūrybos poziciją, siekia, kad jūs su savo mąstymu, mintimis įneštumėte pokytį į kolektyvinę sąmonę. Nes sako, jūsų mintis daro poveikį visumai. Ir norisi, kad ta mintis būtų iš aukštesnio lygmens, kad ta mintis, apmąstytas jūsų poelgis, elgsena, situacija neštų tą naujumą. Kad vis daugiau žmonių suvoktų, kaip reikia keistis. Toks yra pavyzdys. Tarkime, vienas iš jūsų, kuris nors vienas žmogus apmąsto tam tikrą situaciją. Pavyzdžiui, kaip pavyzdys, apmąstote situaciją į požiūrį, pavyzdžiui, su mokesčių inspekcija. Aš taip pasakau, tą mokesčių inspekciją iškart erdvė sudunda. Nes tai yra vis dėlto finansai, tarkim, energija yra stipri, kai kam sveikatos sistema yra stipresnė, bet tarkim, yra ar ne kažkokia situacija, įvykis su nelabai malonius, gal net nėra jokių prisiminimų, bet iš principo kolektyviniai sąmonė egzistuoja labai siauras ir gan skausmingas požiūris į šią sistemą, ar ne? Ir bent vienas iš jūsų į tą sistemą pažiūrėsite kaip iš didžiosios sąmonės. Pažiūrėsite iš to suvokimo, kodėl kūrėjas leido tai sistemai susikurti. Tengi egzistuoja kosminės sąmonės, vadinasi, jos neša kažkokią energiją, kažkokią jėgą, kažkokią žinią, kažkokį procesą, kažkokį virsmą. Ir bent vienas iš šitos grupės žmogus, čia kaip kuriama ta mintis, pažiūrės į tą sistemą kitaip, atlaisvins ją, tai visi jūs pajausite pokytį, tą naują požiūrį į šią sistemą. Čia kaip pavyzdys. Ir taip kaskart. Bent vienas žmogus, man kažkada per meditaciją yra pasakę, vienas žmogus pakeitęs mintį į kolektyvinę sąmonės sistemą tam tikrą, per savo gyvenimą, per savo patyrimą, jis pakeičia gyvenimus 100, 1000. Tai yra sudarytos sąlygos, kad pasieks tą mintį, suvoks ir kitas žmogus nesureaguos iš tos senos versijos. Tai nereiškia, kad dabar sąmoningai turite apie tai mąstyti, ne. Tai per savo gyvenimą, nes kiekvienam į gyvenimą ateis tam tikros idėjos, mintis, elgsena, per save jūs kuriate naują mintį, per savo elgseną, per savo suvokimą susikuria ta nauja mintis, kuri keičia, kuri transformuoja senojo kolektyvinę sąmonę ir kuria naują. Tai dabar tas toks didžiulis sąmonės kanalas prasiplėtęs, tarsi nauja kolektyvinė sąmonė, įgaunate galios keisti,
galios kurti naują mintį, naują tokią požiūrį. Aš suprantu, kad tokių komandų, aš taip dabar pavadinsiu, kuries kuria labai daug komandų. Kiekvieno unikalumas, kiekvienos komandos savitumas, jisai sukuria tam tikrą atspalvį tos minties požiūrį. Kuo daugiau žmonių mąstys kitaip, kuo daugiau žmonių mąstys naujai, diegs tas naujas mintis, tuo greitesnis virsmas vyks ir visumoj. Todėl sako, keisdami save, keisdami savo mąstymą, elgseną, požiūrį į savo gyvenimą, jūs visada turite prisiminti, kad keičiate ir visumą. Kai kada tai padeda, suteikia motyvacijos, kai kada tai padeda, tas visumos požiūris padeda matyti save labai plačiai. Nes kada tu save matai tik kaip žmogų, asmeniškai, kad man skauda, galbūt man nepatinka ta situacija, tu save susiaurini, suspaudi, tarsi tu tampi toks vienas visumoje, atstumtas, galbūt tik su savo problemom, bet tai nėra tiesa. Tokias problemas kaip tu išgyvena tūkstančiai, milijonai žmonių, nes jūs esate didžiulė žmonija. Kiekvieną iš jūsų, nesvarbu, ar tas žmogus Afrikoje gyvena, ar tu Lietuvoje gyveni, jūs vis tiek turite tam tikrą sąskambį, tam tikrą savitumą, tam tikrą panašumą tuo pačiu. Ir taip kaip tau nereikia išgyventi tam tikro bado, maro, karo šiandieną, taip kitam nereikia išgyventi galbūt tavo tam tikrų savybių, situacijų, įvykių, problemų, bet tai nereiškia, kad tai nejungia. Bet kiekvienas atsakote už savo sprendimą, už savo elgseną, todėl, kada ateina tam tikra jautrumo akimirka, tu prisimink, kad esi žmonijos dalis, esi visumos dalis. Ir tai tau suteiks vilties, valios, motyvacijos keisti, nes tu žinai, kad tu keisi šimtus žmonių gyvenimų. Ir galia yra didžiulė, kiekvieno jūsų. Tik tikėjimo ir pasitikėjimo klausimas, ar tu tiki tuom, ar suteiksi tai galiai vilties keisti save, tai priklausys nuo kiekvieno asmeniškai. Bet ta galia yra pas visus žmonės. Todėl kūrėjas, pakviesdamas į tą bendrą kūrybą, pirmiausia kviečia keisti požiūrį į save. Užteks, sako, matyti save mažą, nežinantį ar negalinti. Nesvarbu, kad tai neliečia viso gyvenimo, kad kai kada esate dideli, veiklūs, sąmoningi, bet jau norisi užpildyti ir tam tikras gyvenimo spragas, kuriuose jūs savo leidžiate dar būti tais mažais, negalinčiais. Iš tikrųjų, žmogus gali labai daug. Kai kada tai reikia pasitarti, paprašyti galbūt ir pagalbos reikia, jeigu tikrai manot, kad tai yra reikalinga. Bet prašydamas pagalbos prašyk iš to tvirtumo, iš žinojimo, kad gali pakeisti save, o iš nevilties. Nes kada žmogus atsiranda taške neviltyje, tada niekas nebesuteiks tos vilties. Tarsi tu nebeįtikinsi žmogaus, kad jis gali keistis. Tai lieka ilgas laiko tarpas, kada pats žmogus, kai kada ilgas, kai kada iš tikro trumpas, norisi, kad jis būtų kuo trumpesnis, bet kai kada iš tikro tai tampa ilgu procesu, kada žmogus suvokia, kad viltis visada yra žmoguje. Nėra nevilties. Neviltis sugalvoja pats žmogus. Jeigu tu egzistuoji, tu gyveni, kitaip ir būti negali. Jeigu tu negyventum, neegzistuotum kaip sąmonė šitoj visatoj, kaip materiali dalelytė ar nemateriali dalelytė, tada apie tave net nebūtų minties. Net vilties tada nebūtų. Bet tokių minčių visatoj net neegzistuoja. Aš vakar tokią turėjau patirtį, kada užklausiau erdvės. Jeigu mes egzistuojam, ar egzistuoja neegzistavimas? Tada iš manęs labai skaniai pasijuokė.
Sako, kaip gali egzistuoti neegzistavimas, jeigu jis neegzistuoja, jo tiesiog nėra. Ir jeigu mes šiandieną egzistuojam antriniai, tretiniai realybėje, mes egzistuojam šitoj materijoje, vadinasi, tai yra faktas, kad tu egzistuoji. Kokią kombinaciją renkamės jau kai kada ir mes, ir mokytojai, ir mūsų kosminis sąmonės, ir kūrėjas, ir absoliutas, ir begalė daug kitų sąmonių. Bet iš principo visada atsiminkit, kad jeigu aš egzistuoju, ir tai yra faktas. Vadinasi, manyje yra ir viltis, ir tikimybė, ir galimybė, ir realybė. Vadinasi, aš galiu veikti, mąstyti, daryti. Esu galintis. O visą tai apie tą neegzistavimą ir buvimą neviltį sugalvoja žmogus, kad galėtų sau leisti. Kai kada sako, kada reikia poilsio, žmogus negeba įvertinti, kad jam reikia tiesiog išsimiegoti, tiesiog gerai pailsėti, gerai praleisti laiką su draugais, galbūt su šeima, galbūt kažkur išvykti, pakeisti savo aplinką, erdvę. Kai kada tai reikia tik tiek, o nueinama iki nevilties. Todėl būkite atviri ir nuoširdūs savo. Pasižiūrėkit, ko iš tikro šiandieną jums reikia. Ir susiteikit tai savo. Jeigu manai, kad reikia poilsio, pailsėk. Jeigu manai, kad reikia naujų idėjų, minčių, mąstymui praplėsti, jauti, kad kažkaip ta mintis neaktyvi, nekūrybinga, susitelk, paskaityk, pamąstyk, išsikelk savo tikslinius klausimus ir pabandyk tai aprašyti. Bet labai be galo padeda mąstymui plėsti skaitimas. Ypatingai to, ko gerai nežinote. Galite skaityti tam tikras suvokiminės knygas, taip pat padeda susivokti. Bet taip pat įdomu ir leiskite savo paskaityti tam tikrų straipsnių, kurių visai nesuprantat. Nesvarbu, ar jūs suprasite tą straipsnį tam tikrą mokslinį ar ne, bet jūs leiskit savo. Suaktyvinkit tos naujus neuronus savo smegenyse, kad jie plėstųsi, jie suprastų, kad reikia mąstyti kitaip. Nes iš kasdienybės minčių srauto tu nieko naujo neišgalvosi, tu turi įsileisti naujas mintis, iškelti klausimus ir apie tai pamastyti. Nesvarbu, kur tu tą apmąstymą dėsi, įdėsi. Gal tai liks tik tavo vidiniai būsenoje, vidiniai minty, bet net ir sako, dabar įsikiša vėl mokytojai, kad sako, jeigu ir ta vidinė mintis bus kitokia, vis tiek įsilies. Tu nebūtinai turi išreikšti ar skelbti pasauliui, kad keistusi. Jis savaime žino, kad turi keistis. Bet tavo vidinė ta apmąstyta kitokia mintis įsilies į visumą. Neš proveržį, pokytį, kurio taip siekia kūrėjas. Ir dabar tokiam tarsi nupūstų, tarsi ką sušnekėjau, tarsi ėmė nupūtė, nes labiau daugiau dėmesio skyriau pirminės realybės tam tikrom suvokimams išskleisti. Dabar toks vėjas praužia, tarsi visą tai užsifiksavo ir keisis. Dabar tarsi atverčia naują lapą. Ir suprantu, kad kūryba prasideda. Todėl dabar pabandysiu susivokti, ką naujo mus veda. Susirandu jis kiekvieną didžiojoje sąmonėje. Ir kiekvienas iš jūsų labai užimate tikslinę savo asmeninę jau tokią poziciją, individualią poziciją. Bet visi tokioj erdvėj esame lengvumo. Dėl ko taip supratau, ką tik ir vėl iš mano minties pasijuokė mokytojai, kada taip sutelkiau jūs didžiojoje sąmonėje,
tokią mintį išleidau, o kaip lengvai viskas vyko. Na, kartais, kada būna didžiulis srautas, yra sunku atlaikyti tą srautą ir mintis tokia būna sunki galvytė, sunki tokia. Ir aš taip tokią mintį o kaip lengvai viskas vyko. Tai iš manęs pasijuokė mokytojai, kad sako, taip ir turi vykti. Na, kad neturi būti sunku. Kada yra, tarkim, fiziškai sunku, vadinasi, buvo kažkokia įtampa, emocija toj dienoj ar toj savaitėj, tarkim, kūnas galbūt nepalsėjęs, neatlaisvėjęs. Tai žodžiu, iš tikro, tas meditacijos ir toks vedimas, jis bus vis lengvesnis. Ir kai kada būna taip lengva, kad nesuvoki, ar teka ta energija tarsi, ar neteka. Tai vat apie tai, jeigu jaučiat kai kada, kad mintis tokios yra labai aiškios, lengvos ir labai tokios tikslinės ir tu nebejauti energijų poveikio kūne, tai nereiškia, kad yra neteisinga. Tai reiškia, kad ir viskas yra gerai, žodžiu. Tokį dabar atkreipė dėmesį. Ir dėl to supratau, kad esam be galo lengvoj būvyje, tokioj būsenoj, lengvumo sferoje. Bet kaip ir sakiau, labai tikslinėse pozicijose. Vadinasi, lengvumą kiekvienas integruojate į save, bet tuo pačiu turėsite tam tikrą paskirtį, kaip tą lengvumą išskleisti ir visumos erdvėje. Matau, vienas skleis per santykį su vyru. Konkrečiai labai pasakė, konkrečiai, dabar nežinau tik kas kuris, jūs pasijauskit, jeigu kažkam surezonuoja, pasižymėkit, nes tai reikės žinoti, atsiminti, kad tiesiog lengvumas su vyru, tai reiškia moteris, priima atsakomybę ir skleisti lengvumą santykė su vyru. Kažkam lengvumas sklinda tiesiog tokioj erdvėje, tarsi namų erdvėje. Ten ateina ir žmonių, gal ne tiek daug, bet iš principo tas toksai namų erdvės kūrimas lengvume. Namų erdvės kūrimas lengvume. Kam surezonuoja, pasižymėkite. Kaip dar tas lengvumas kleisis, to einu į kitą poziciją. Ir, vat, kai išvardinsiu tas pozicijas, jūs turėsite atkreipti dėmesį į tai. Tai tokia užduotis, tam tikra namų darbai. Gerai, kokia dar lengvumo sklaida. Nežinau, sako eterija. Ką reiškia eterija? Ar tai yra eteris, tai ir subtilios pasaulis, bet ten ir taip lengva, bet ne, čia kažkaip kitaip. Eteris su lengvumo sklaida eterija. Tai viešumoj, sociume, visuomeniai, eteriai. Tai tarsi kaip eteris, kai yra ekranas. Kaip taip. Bet tai nėra, kad viskas kažkaip per kažkokį pokalbį, tai žinot, tai eterija. Eterija tai yra vieša sklaida, viešoj sklaidoj. Galbūt tarp kolegų, galbūt ten, kad ir kokioj parduotuviai, tarkim, ar ne, vaikštai parke. Va tokia vieša sklaida. Eterija. Lengvumo sklaida eterija. Gal tam, kam surezonuos, gal dar tas pats eteris išsiskleis dar kitaip, kitoj sampratai, todėl irgi būkite drąsūs, jeigu dar kitur pastebėsite savo lengvumo sklaidą. Lengvumas kūne. Lengvumo sklaida kūne. Vadinasi, dėmesys turės būti kaip kūne, toks kaip atrodo, reikės prisiminti ir stebėti savo kūno įtampas. Tarkim, kai kada pats kūnas, aš vakar patys tokia turėjau užduoti stebėti, kūno skleidžiamą energetiką. O čia vat irgi toks tarsi, aš stebiu savo kūną ir kada jaučiu ar tai skausmą, ar tai suspaudimą, ar tai kažkokį nevalingą elgseną, netgi kai kada
Iš tikrųjų, jeigu nesate stebėję savo kūnų, jeigu pastebėtumėt, matytumėt, kai kada jis daro ne tai, ką jūs norėtumėt, kad darytų, na, tarsi nevalingas kažkoks judesys. Tai va tą akimirką jums reikės susitelkti į patį kūną ir paduoti lengvumą. Tarsi per mintį prisimenu, kad ne, mano kūnas yra lengvume, viskas, aš turiu va tą jėgą. Ir tarsi tas prisiminimas jis turėtų įnešti lengvumo. Man vakar toks pasijautė, tarsi jaučiau, kaip pačiam kūne šoku yra judėjimas. Ir tada tas kūnas pats, jisai tarsi gauna tokio plastiškumo. Na, bet judėjimas yra kūne, va tas lengvumo judėjimas. Tai va tą tokį lengvumą kūne, sveikatoje, va tokioj pozicijoje. Ir irgi, kam surezonuos, pasižymėkite savo užrašuose ir atkreipkite dėmesį. Tai yra jūsų pozicija, jūsų kūryba, kuri paveiks visus, visus ypatingai čia esančius. Gerai, žiūrime toliau. Kažkam galvą skauda. Spaudimas mąstyme, spaudimas galvoj, minty. Tai aš suprantu, kad reikės ieškoti būdo, kaip įnešti lengvumą į mąstymą, kad mintis, nesvarbu, ar tai aš mąstau aukštame dažnį ar į žemame dažnį, reikės rasti lengvumą, išskleisti lengvumą mąstyme, mintyse. Ypatingai tie, kurie labai daug mąsto. Tie vadinamieji overthinkingai, kurie nuolat apie tą patį mąsto, nes sukasi tos mintys labai greitos, aktyviosios yra. Tai vad būtent jūsų užduotis, tie, kurie jau galite neturėti ir kelias savo rezonuojančias lengvumo tas pozicijas, tai irgi viskas tvarkoja, mes apsijungiam. Aš tik akcentuoju tai, ką man paduoda mokytojai, ką išgrynina, kai kam galbūt asmeniškai ateis, bet va tas toksai lengvumas mąstyme. Irgi reikės surasti būdą, kaip tą lengvumą išskleisti mintyje. Lengvumo energiją paskleisti. Kas padeda, kas gali viduj padėti lengvumą išskleisti. Labai dabar suprantu, matau žemę. Ai, tai čia visas yra pasaulis, toks kaip pačio gyvenimo lengvumas. Jeigu pas kažką buvo namų lengvumas, tai jis toks labiau vidinis, toks vis tiek yra vidinis lengvumas, tokia būsenos gal kūrimas, santykių, gražių, tokių vidinių būsenų kūryba. O tas žemės toks gyvenimo matymas lengvume, tarsi patį gyvenimą, įvairiausias situacijas, tokia irgi visuminiškas toks yra visuminė kūryba lengvumo pačiame gyvenime. Tarsi, aišku, visų pirma, aš galiu biškį sufleruoti, gyvenimo lengvumas įeina, kada nureikšmini patį gyvenimą, kada nematai, kad jis yra kažkoks labai blogas arba labai geras, ten toks, kad nėra tų tokių labai aukštų natų, kaip aš sakau, arba labai žemų aukštai natų, bet ir labai aukštų tokių labai gerai pozityvių, itin ten tokių sureikšminimo irgi pačio gyvenimą ir nėra labai žemų, kada mes matom visai pilką visą gyvenimą. Mes jau turime matyti tokį racionalų, ramų, natūralų, neutralų netgi sakyčiau, va tokį. Ir va tame lengvumas labiausiai skleidžiasi, bet galbūt tam žmogui, kuriam rezonuoja diegti lengvumą į gyvenimą, plačiai prasme, į visą gyvenimą, į darbą, į santykį, į požiūrį, į patį gyvenimą, į save, na, visą visumą tokį irgi globalus jau čia yra toks išskleidimas lengvumo. Galbūt tas žmogus atras ir savo tą tokią specifiką, savo metodą, praktiką, kaip tą lengvumą reikia
taikyti, bet kaip sakau, tas nureikšminimas tų situacijų, įvykių, kad aš neleidžiu išpūsti burbulo įvykyje, kad stop, ramiai reaguoju, pasižiūriu, kas iš tikro vyksta, nepasiduodu tai emocijai. Tai va irgi, kam rezonuoja šitą poziciją, pasižymėkite ir stebėkite, kaip jie gyvenime reikšis. Na, iš tokios meditacijos perėjome tokią gan darbinę meditaciją, bet to kviečia kūrėjas, to žino, kad kiekvienas tai galite padaryti, todėl yra. Tam tikros pozicijos, sako, mokytojai gali fiksuotis ir keliems žmonėms. Tai sako, man dabar sako, tu neskaičiuok čia tų žmonių, kiek yra, nes atrodo, noriu kiekvieną pamatyti, sako, ne tame esmė. Esmė yra, tu turi žiūrėti, man čia sako vėlgi, tu turi žiūrėti visumos matricą ir kokios pozicijos yra reikalingos visumai, o žmonės yra surinkti tiksliniai, todėl yra viskas ramu. Nes aš atrodo pradėjau ieškoti jūsų kiekvieną asmeniškai ir parinkti tam tikrą metodą. Neteisingai. Gerai, toliau žiūriu, per ką lengvumas, dar kažkokia pozicija yra. Lengvumas kūryboje. Bet čia toksai yra kūryba plačiai prasme. Tapimas, rašymas, toks polėkio kūrimas. Tarsi lengvumas požiūrėje į kūrybą, nes kai kada kūryba užspaudžia, pasirodo, net negalvoja, bet iš tikrųjų užspaudžia kai kur, įtampa susikuria, atsakomybė galbūt perdėta, vėlgi. Tai čia lengvumas kūryboje. Kai kas gaminti galbūt mėgsta, toks kūrybinis tas momentas. Mes kuriam, aišku, kiekvieną gyvenimo akimirką, bet yra tam tikros vis tiek ir kūrybinis išraiškos. Kai kada mes kuriam mintyse, elgsena, tiesiog veikiam, kažką darom, bet tai neišskiriam kaip kūryba, ar ne? Toks. O čia kalba apie tam tikrą gyvenimo kryptį, kurioje skleidžiasi kūryba. Kai kam tai galbūt kažkokie verslo santykiai, kai kam tapimas gali būti dainavimas, grojimas, rašymas, projektų kūrimas gali būti. Ta kūryba. Tokia išskirtinė. Bet kad tame būtų lengvumas. Ir mano sąmonė sako, oi kaip gerai, sako. Nes kai kada aš pati susikuriu su iššūkis, kad reikia kurti, pavyzdžiui, projektą, modeliuoti temas, kai kada irgi ta atsakomybė biškį užspaudžia. O turi vykti viskas labai lengvai. Tai net mano viena dalis kažkokia labai pasidžiaugia, kad kažkas integruosite tą lengvumą į kūrybą ir aš žinau, kad aš tai pajausiu. Tikrai žinau, kad tai veikia. Tai kam rezonuoja lengvumo kūrimas kūryboje, irgi pasižymėkite ir bandykite nešti tą atspalvį, tą energiją. Ir yra dar kažkokia pozicija, aš suprantu, kad tai jau paskutinė. Tokia, sako, lengvumo bendrystė su subtiliuoju pasauliu. Vis dar žmogus patiria įtampą. Ir kai kada net tarsi pabėga nuo subtilaus pasaulio. Tarsi reikia kurti lengvumą bendrystė su subtiliuoju pasauliu, tarsi per požiūrį į subtilų pasaulį. Vėlgi, kaip ir ten su gyvenimu kalbėjau, mes dažniausiai įtampas patiriame ten, kur sureikšminam. Nesvarbu, ar tai gerai, ar tai blogai sureikšminam, bet vis tiek yra tam tikras svertas, uždėtas papildomas svoris, mūsų emocijos, išraiškos, lūkesčio, noro, siekiamybės. Tai yra toks svoris, perdėtas svoris, tada gaunasi įtampa. Ir čia yra, pasirodo, kuris fiksuoja, kad visumos erdvėje labai reikalingas tas laisvas bendravimas su subtiliuoju pasauliu. Jau sako, kad ir kiek daug žmonių kalbėtų apie bendrystę su subtiliuoju pasauliu, pasaulyje, visame pasaulyje, kuris fiksuoja. Bet, sako, tas procentas žmonių, kurie vis dar patiria įtampas toje bendrystėje, yra didelis. Ir tai, sako, yra rimtas darbas. Rimtas darbas, nes tai labai palies labai daug žmonių. Tai tiems, kuriems rezonuoja
lengvumo nešimas per bendrystę su subtiliuoju pasauliu, didelė bus jėga į tai paduota, nes didžiulis yra, sako, procentas. Ir tai, kuriai svarbu. Nes, sako, vis dar yra tų įsivaizdavimų, kad kažkas ateina, kažkas užvaldo žmogų, kažkas... man čia prieš kelias savaitės buvo tokia nuskambėjusi frazė, irgi apie tai, kad tiesiog mokytojai padavė mintį, kad žmogus, kada bendrauja su subtiliuoju pasauliu, tai jis netampa, kaip dabar pasakyti tiksliai, kaip ten buvo pasakyta, neužsirašiau ir pasimiršau. Netampa įkaitu, marionetė. Netampa, kada žmogus pradeda bendrauti su subtiliuoju pasauliu, žmogus netampa subtiliojo pasaulio marionetė. Tai yra visiškai neteisingai. O pasirodo pas daug žmonių, ne apie jūs konkrečiai kalbu, bet jau kalbu apie pačią žmoniją, mano ir kai kada patys tai sukuria, tampa tom marionetėm, įsivaizduojamom, kad tai yra subtilaus pasaulio marionetė. Ne. Žmogus bendrauja su subtiliuoju pasauliu tik dėl bendrakūrybos, tik dėl platesnio suvokimo, tik dėl didesnių galimybių kūrybos, kada pradedi reikštis ir materijoje, ir nematerijoje žmogus, kada žmogus gali gauti idėjas iš subtilaus pasaulio ir pritaikyti materijoje. Tai yra kolegiškumo, bendrystės, lygiavertiškumo santykis. O pasaulyje dar yra gajus mitas, kad žmogus tampa marionetė ir žmogus išsigąsta. Jisai tarsi neįsileidžia ir kūrėjo kai kada į save, bijodamas, kad čia kažkas kažką įsakinės, man čia dabar daryti reikės, man čia dabar gyvenimą reikės pakeisti, o jeigu dar paduos tokią mintį, kurios aš negaliu įgyvendinti, tai kaip čia dabar bus. Čia yra visos tos mintys trinamos į šalį, tai yra tik tai vėlgi, kai kada žmogus nori sumanipuliuoti pats su savim ir prisigalvoja tokių netiesų. O tiesa yra ta, kad bendrystė yra tvirta, tyra, žmogus per ją auga, kinta, subtilus pasaulis taip pat auga, kinta, tai nėra, kad kažkokia valdžia. Ir žodžiu, tas lengvumas bendrystės su subtiliuoju pasauliu galimai yra čia dabar, dėl ko tokia galia pasijuto, dėl to, kad tai yra kiekvieno iš mūsų atsakomybė. Jeigu ten buvo galbūt keliems, kas labiau rezonavo, tai čia imame kiekvieną šitą atsakomybę, kad transliuotumėm per save, patirtumėm per save, suvoktumėm, matytumėm taip subtilų pasaulį per tą lengvumo būseną. Ir atsiminkite, tai kiekvienas. Tai yra jūsų kosminis sąmonės, didžiosios sąmonės, tam tikra kūryba, bendrystė su subtiliuoju pasauliu, bendravimas, bendra kūryba. Per lengvumą. Ir kiekvienas mažais žingsniais, tuo patikėjimu, tuo stebuklu, aš taip kartais pavadinu tai, kada žmogus patikė savo vidiniu žinojimu ir tai gaunasi tiesa, tai yra žmogui vis dėlto stebuklas. Ir nors tai nėra iš principo stebuklas, tai yra tiesa, tiesos išsiskleidimas. Bet žmogui tai yra smagu, tai sukelia džiugesį, pasitikėjimą, ugdo. Tai per tai irgi labai reikščias tas lengvumas, kad gyvenimas iš principo neturi būti sudėtingas, jis yra lengvas, tiek kiek leidžia lengvumo pats žmogus. Gerai, ir prie kiekvienos šitos išvardintos pozicijos, kūrybos pozicijos, susitelkia ir pagalba, žinoma,
tam tikrų sąmonių, kurios taip pat prisijungs prie šitos kūrybos, nes niekada žmogus neveikia vienas, net žmogaus kosminė sąmonė neveikia viena. Visada viskas vyksta bendrystėje. Ir atrodo, po kokius 4-5 sąmonės sustoja ir jos išsidėlioja dabar tame matricos taškuose. Vienos bus aktyvios, tarkim, dabar, rytoj, poryt, kaip pavyzdys, ar ne, kitos bus po savaitės, po 2 aktyvios. Žodžiu, jos išsidėlioja laikė ir erdvėj. Kada ateis į tą bendrų kūrybą kartu, jos žinoma, tam išsidėliojusios matricos taške, jos kurs situacijas, jos suaktyvins tas situacijas, per kurias, nes žmogus neužteks tik apie tai pamastyti, jam reikės įveiklinti tai. Vadinasi, aš turėsiu tai pasielgti, taip pamatyti, tom pabūti, toj pozicijoje pabūti lengvume, tarkim, kažkokioje situacijoje, ar ne. Turėsiu tai praktikuoti, įveiklinti ir tik tada užsiskaito įmaterinimas. Jeigu tu tik pagalvoji, kad taip reikėjo elgtis, bet nepavyko, gerai, bus dar kita situacija, viskas tvarkoj. Mes iš pirmo karto, kaip sakant, niekas galbūt ir neįvyksta. Kartojasi kai kada tos situacijos arba atspalviai kai kur, bet kuriuo atveju kiekviena ta pozicija išsiskleis per kiekvieną asmeniškai. Ir dabar akimirką įeina visai kitokia energija, tarsi užpildanti, kaip čia pasakyti, viską, kas nebuvo pasakyta. Toks įdomus filosofinis pasakymas, užpildo viską, kas nebuvo pasakyta. Tai yra visada procesai meditacijos vyksta daugiamatiškume. Tik kūrėjas vieną poziciją parodo, ar ne, paskui galbūt kitą poziciją parodo, ar mokytojai, ar ne. Bet iš principo vyksta su kiekvienu iš jūsų labai daug dalykų. Labai, galbūt emociniam lygmenį, galbūt dar kažkas. Bet dabar ta įėjusi energija tarsi šiek tiek iš aukštesnio dažnio, pakankamai iš aukšto dažnio iš tikrųjų, ji tarsi užpildo tai, kas nebuvo pasakyta, užpildo, sutvirtina, tarsi užfiksuoja, dar čia pasakyčiau, užfiksuoja visumoje įvykusi procesą. Ta energija užpildo visą grupę, visą tą jūsų struktūrą, visą pokytį įvykusi ir visumos atžvilgiu, tuo tokiu užpildymo baigtumu, tam tikro, kad padarėm kažką, toks pojūtis. Gerai. Ir po truputėlį grįžkime į savo kūnus, patirkime juos. Tokie sutvirtėję turėtumėte jaustis, krūtiniai toks tvirtumas, ašis. Jeigu tie, kas išjaučia labiau jautresni esate pojūčiams, tie, kurie nesate, turėtų būti toks lengvumas, kūne turėtų būti net gali biškį gal ir nuovargis jaustis, dėl to, kad įkrova įėjo. Tai jeigu jaučias nuovargis, tai tiesiog dar keletą minučių pailsėkit, pagulėkit, pasibūkit, atsigerkit karštos skanios arbatos, kad skysčių reikia gerti. Po procesų prasijudintų kūne esanti energija. Man tiesiog dabar jau ir kūnus šiek tiek pastebiu, kaip teka ta energija. Nesintegruoja gražiai kūne. Jis kiekvieną pražiūri mokytojai, kad tame kūne gražiai praeitų. Tai tas kūne dabar gali toks biškis svoris jaustis, nes ta energija dabar įsimaterina. Pasidavė tokia realizacinė energija, kad
tarkim, ta subtilioji energija, kada jau įeina į kūną, jis šiek tiek sutankėja, na, tokia tampa materinė. Tai toks kartais būna toks sunkumas, bet sunkumas gerai prasme, jis toks pilnumas. Tai va ta realizacinė energija, jinai taip. Tankumas pasireiškia. Nežinau, kodėl dar neužbaigė, nes kaip jau ir kažko laukia dar. Šiek tiek apsunko kvėpavimas, bent jau man, čia matyt kažkokia dar. Aš kaip suprantu, transformuoja patį kūną, šiek tiek dabar ta paduota jėga, išstumia matyti emocijas, dar kažkokius tokius suspaudimus, įspaudus. Ir dabar va tas lengvumas jaučiasi ir kūno ląstelėse, va tas toks po truputėlį taip dilgčioja. Gali jaustis kaip dilgčiojimas, gali nesijausti dilgčiojimą, aš tai nejaučiu dilgčiojimą, bet tik pasakė, kad taip gali jaustis. Tai jeigu kažkas taip jaučia, tas viskas gerai. Jis sako, ta energija dar kurį laiką eis, va dėl to aš net nesulaukiu, kada jinai taip nurims. Tai žodžiu, aš kaip suprantu, dar keletą minučių ta energija eis, bet mes jau galim atsisveikinti, nes jau viskas kaip ir baigta. Jeigu jausit, kad dar vaikšto tos energijos, tai ramiai ir pasibūkit, viskas čia gerai. Tiesiog į kūną nori sustabilizuoti. Iki viso, ate.